Radau savo dienoraštį. Tai vieną dieną čia besitvarkydama savo drabužinę randu dėžutę, apie kurią gal kai kraustėmės buvau visiškai užmiršusi, ir atidarius randu Pandoros apyrankę. Aš ją laikydavau kaip savo dienoraščių, įamžinant pačius gražiausius gyvenimo įvykius. Kas iš jūsų irgi esat kaupę, ar vis dar kaupėt gal Pandoros apyrankę, nes iš tikrųjų man šita apyrankė žiauriai daug reiškia ir dabar kiekvieną karoliuką, kai žiūriu, tiek daug gražių čia įvykių yra įvykę. Tai pavyzdžiui, va šitas lagaminėlis reiškia, jog tai buvo mano pats pirmasis skrydis lėktuvu į Egiptą, nes iki 16 metų iš viso nebuvau skridusi lėktuvu. Taip pat, pavyzdžiui, va su šituo karoliuku įamžinau tapimą krikšto mama savo krikšto dukrytei Elizytei. Kas čia dar? Čia, pavyzdžiui, irgi labai gražus įvykis yra, jog pradėjau kaip turinio kūrėjos kelią Paryžiuje ir atsimenu dar Paryžiuje šitą karoliuką pirkau. Tai tiek daug gražių įvykių yra įvykę ant šitos apyrankės ir kiekvieno karoliuko atrodo reikšmę, žinau. Tai labai šiaip gražu ir galvoju, gal reikėtų ją truputį atšviežinti, atnaujinti. Bet šiaip, kas iš jūsų esat kaupę Pandoros apyrankę? Čia mano laikais tai tikrai gan toks trendy dalykas buvo, tai va nežinau, ar vis dar kažkas kaupia ar nebe.